Visa laimė, kad nenaudojam svogūnų, tai pavyks apsėti be ašarų šiandien. Alkanam geriau tokių dekorų nekurti, tai faktas. Sveiki, aš esu Antanas Mažonas ir šiandien iš tikrųjų norėčiau parodyti kažką galbūt nelabai įprasto. Tai norėčiau padekoruoti stalą, naudodamas daržoves ir įvairiausias žalumas. Pagrindas visas bus paremtas kenzano naudojimu. Tai yra Japonijoje išrastas ir labiausiai taikomas įnagis dekoruoti, komponuoti gėles į vazas, į vandenį. Tai pirmiausia, aš norėčiau tuomet išsidėlioti indus. Indai vėlgi gali būti paprasčiausi. Aš pasiėmiau žemus cilindrus, dėsim kenzaną, pilsim vandenį ir komponuosim gėles. Pirmą pradedu nuo kompozicijos, tam, kad šiek tiek suprasti, kokią erdvę norėsiu užimti ant stalo. Mano rekomendacija visuomet pradėti nuo kažkokio tai didesnio elemento, kuris būtų mūsų vadinamas centras. Susidedu šiek tiek kenzanus ir šito dekoro smagioji dalis yra ta, ne tik tais, kad lengva labai padaryti, bet ir ne visiems elementam, ne visom daržovėm reikalingas vanduo. Tai mes dengsim tiesiog stalą įvairiausiais elementais ir matysim, kaip mums gražiausiai dėliojasi. Pripilame vandens, jo reikia visiškai nedaug. Dabar aš tik tais truputėlį įpilu, kad apsemtų kenzaną, vėliau galėsime papildyti. Kenzanus aš dabar tik tai susistačiau per indo centrą, bet juos galima visiškai judinti kaip jums patogu, priklauso nuo elementų, kuriuos naudosim. Iš tikrųjų pats principas jisai yra pakankamai paprastas kenzano tuo, kad galima jį imituoti ir namuose, pavyzdžiui, surišus kokius dantų krapštukus, sudėjus į nedidelę vazą, tik tiek, kad tai paprasčiausia būna vienkartinio naudojimo, nėra tiek patikima, o čia vis tik yra daug šimtmečių siekianti technologija. Prasideda linksmoji dalis, mūsų pirmi elementai, kuriuos aš komponuosiu ir į indą, ir šalia jo. Principas labai paprastas, nesvarbu ar tai bus gėlės, ar tai daržovės, smeigiame ją ant kenzano, galim įdėti porą. Taip, tvirtinam šiek tiek tvirčiau ir kaip matot, kenzanas, kadangi yra pagamintas iš švino, sunkus padas išlaiko net ir tokią aukštą daržovę kaip poras. Kitą kalafiorą galim dėti šalia, kadangi tai nėra gėlė, iš principo tikrai jokios problemos nebus, jeigu kelias valandas ar net ir dieną pabus be vandens, tuo labiau, kad dekoras greičiausiai skirtas kažkokiai progai ir daržovės nurinkus stalą visada bus galima sudėti į sriubą ar į troškinį. Gali kilti klausimas, ar visos daržovės yra tinkamas tokiam dekorui. Iš tikrųjų, šiuo atveju jokių griežtų taisyklių nėra. Galit naudoti visiškai, kas jums patinka. Mano galbūt patarimas būtų šiek tiek pažaisti su spalvom, pažaisti šiek tiek su formom, kad nebūtų viskas vienodai, bet iš kitos pusės, kad turėtume ir kažkokius pasikartojančius, sutampančius elementus. Brokolius irgi naudoju įvairių dydžių, kad kompozicija būtų truputėlį gyvesnė. Išnaudoju kotelio ilgį. Šiek tiek smulkesnis poras. Tam, kad mums vėlgi kompoziciškai turėtume daugiau dinamikos, galima lapus truputėlį patrumpinti. Jokių valgomų dalių neišmetam, pasidedam šalia, kad galėtume sudėti sriubą. Ir manau, kad mums spalviškai gali visiškai pagelbėti baklažanas. Aš sakyčiau, kad tai yra pakankamai universalaus panaudojimo daržovė, komponuojant gėles arba naudojant dekorui, nes savaime suprantama galima ją tiesiog paguldyti ir tai būtų kažkoks tai spalvinis akcentas, bet galima truputėlį pažaisti ir iš vienos daržovės turėti dvi. Lygiai tą patį galime padaryti ir su cukinijom, kurios gali būti arba didesnės, arba mažesnės. Gali kuo puikiausiai eiti ir į indą, lygiai tokiu pačiu principu, nes tai yra minkšta daržovė ir mes ją galime įsmeigti. Jeigu reikia, įsidedam papildomą kenzaną, kad galėtume sukurti didesnės grupės. Ir lygiai taip pat kaip ir baklažaną,
perpjaunam cukiniją ir galime naudoti tuo pačiu principu. Jeigu reikia dėl kūrybinės laisvės ar kūrybinės minties, galim kenzaną naudoti ir ne vandenyje. Žinoma, to nerekomenduočiau daryti su gėlėmis, nes gėlės vandens turi gauti net ir vienai dienai. Daržovės yra atlaidesnės. Iš tikrųjų, įdomioji dalis turbūt yra ta, ypatingai atsakant į klausimą tiem, kurie galvoja, kad gal tai yra truputėlį per daug arba kam to reikia. Tai juokas juokais, bet šiuo metu tai yra viena iš stipriai kylančių tendencijų, ypatingai švenčių ir vestuvių dekoruose. Kalbant apie gėles, aš nusprendžiau imti irgi kaip galima paprastesnės žalumas, ta prasme, jog jų galima nusipirkti tikrai nedidelę kainą. Reikia tik tais kelių elementų, kad šiek tiek mūsų kompozicija taptų floristiškesnė. Kerpam stiebus arba tiesiai, arba įstrižai, priklausomai nuo to, kaip mūsų kenzanį reikės žalumą įsmeigti. Čia yra magnolijos šaka. Kadangi pagrindas yra daržovės, tai žalumos reikia tikrai nedaug, nesinori visos kompozicijos užgožti. Kadangi norisi išnaudoti mūsų kompozicijoje esančius apvalius elementus, tiek brokolius, tiek kalafiorus, aš nusprendžiau panaudoti vieną gėlę. Kai kam gali būti tai irgi nedidelis siurprizas. Kas nežino, tai yra šiurpinis gvazdikas. Atrodo irgi kažkiek kaip daržovė, bet mums šiuo atveju labai tinka. Žiedus taip pat smeigiame į kenzaną. Kenzanas kitaip negu floristinė kempinė gali matytis. Jisai pats iš savęs yra pakankamai estetiškas ir tradiciškai jos slėpti nereikia. Dar vienas elementas, kurį naudosime, tai būtų skimija. Dažniausiai pas mus tai yra vazoninis augalas, kartais auga ir lauke, tik tiek, kad nėra žiemojantis augalas, tai jisai daugiau sodinamas terasose, bet mums jisai visai tinkamas, be to, kad įneša truputėlį kitos spalvos. Jisai dar, jeigu atkreipsi dėmesį, ir šiek tiek pakartoja mūsų daržovių tekstūras ir faktūras. Vienintelis mano patarimas yra, darant stalo dekoracijas, ne persistengti komponuojant į aukštį. Vis tik tais šita dalis turėtų būti bent truputėlį permatoma, kad svečiai galėtų bendrauti vienas su kitu. Taip, norisi dar truputėlį laisvės ir tą, manau, mums padės sukurti ašparagas. Šį kartą ne daržovė, o dekoratyvinis augalas. Galima šiek tiek palengvinti kontūrą. Mūsų kompozicija beveik baigta, bet savaime suprantama, kaip ir visom gerom šeimininkėm, reikia užbaigti procesą su kažkuo tai aitresniu, ryškesniu, ir tam aš pasirinkau raudonus pipirus. Pabandysiu juos sukomponuoti truputėlį įdomiau. Šiek tiek nuimam paviršiuje, kad nebūtų taip smailu, ir lygiai taip pat galim komponuoti į kenzaną. Tai bus ne tik spalvinis, bet ir prieskoninis akcentas. Mūsų kompozicija galiausiai yra baigta. Kvepia iš tikrųjų virtuve, bet labai maloniai. Norisi, atrodo, atsikasti. Belieka palinkėti tik tais gražaus, o gal skanaus. Laimingai.